Labas rytas, Lolita. Laba. Labai malonu tave matyti ir džiugu, kad turiu tokią galimybę pakalbinti tave. Tu man esi viena pirmųjų mano mokytojų, tikrai, kur aš atradau čia Lietuvoje ir ko tikrai nesitikėjau, kuri man parodė ir, galima sakyti, įvedė į visai kitokį gyvenimą, į tą sąmonėjimo, sąmoningumo ir išėjimą iš to galbūt sąlyginai aukos pozicijos į kūrėjo, į savo gyvenimo kūrėjo poziciją. Tai tu esi, kiek žinau, nuostabi mentorė, tinklaraštininkė, taip, sąmonėjimo ir sąmoningumo praktikė. Vedi meditacijas, vedi mokymus, kuriuose aš ir pati dalyvavau. Taip pat rašai knygas ir žinau, kad jau ir turiu, ne tik žinau, turiu skaitau tavo knygą Naujo savęs kūrimas. Taip pat tu vesi mokymus, sąmoningo virsmo mokymų kūrėjas. Ir žinai, daug visko susakiau, bet man įdomu išgirsti tokį momentą. Kalbam apie sąmoningumą. Tai tikrai nėra nauja savoka, bet sąmonėjimas, subtilus pasaulis, ką tu savo ir socialiniuose tinkluose kalbi, ir mokymuose, kas tai yra? Kaip tu tai paaiškintum tam galbūt žmogui, kuris tik pradeda eiti šitų sąmoningumo keliu? Taip, iš tikrųjų tai yra du skirtingi dalykai. Sąmoningumas, mes dažnai iš tikrųjų girdime plačioj visuomeniai taikomą sąvoką, sąmonėjimas, kaip ir Lina minėjai, tai yra toks keistesnė sąvoka, ar ne, bet ir jie yra skirtingi. Sąmoningumas tai yra mąstymo pokytis, ar ne, tai kaip aš žmogus, ką aš galiu keisti, aš sąmoningai priemu sprendimus, ką reiškia sąmoningai. Sąmoningai, kad aš mąstau, kokį sprendimą noriu priimti. Ne iš reakcijos, ar ne iš impulsyvumo, ne iš kažkokios emocijos ir panašiai, bet tai, kad aš stabteliu, paklausiu savęs, kokį sprendimą aš norėčiau priimti. Ir tarkim, mes savo gyvenime vis didesnę dalį, siekiamybė yra, kad visą gyvenimą vis didesnę dalį užimtų mūsų tas sąmoningumas, kad aš kaip žmogus sąmoningai pagalvoju, kaip aš norėčiau, kad būtų, kas man patinka, kas man reikalinga ir pagal tai aš einu į gyvenimą, sprendžiu, vertinu situacijas ar ne, priimu grįžtamą į ryšį, reaguoju į situacijas ir panašiai. Tai yra tas toks, kaip juokais sakau, protingų žmogaus mentalitetas, kuris tiesiog, gyvena sąmoningai, nepasiduoda tam tikrom emocijom ir reakcijom. Sąmonėjimas jau yra tas toks gilesnis savęs pažinimas, kad aš jau gyvenimo kuriu ne tik sąmoningai, kad kaip aš norėčiau, bet ir aiškiai suvokdamas savo sąmonės lygmenis. Tai yra, ko noriu aš kaip žmogus ir ko nori mano aukštesnė sąmonė. Vadinasi, jau atsiranda daugiau stebėtojų, daugiau tarsi manęs pozicijų, o kaip aš kuriu vieną ar kitą savo gyvenimo kryptį, kuom remdamasis. Nes savo buities reikalus aš galiu spręsti, ar ne, arba ten, ką aš noriu, kaip aš noriu atrodyti, ką aš noriu apsirengti šiandieną, ką aš noriu valgyti, ar ne. Tai man nereikia labai aukšto sąmonės lygmens, kad suvokti, ko nori mano kūnas. Nes iš principo, ar ne, maisto reikia tik mano kūnui. Ir pagal tai aš galiu sąmoningai nuspręsti, ką aš noriu. Man sąmonėjimo nereikia šitoj vietoj. Bet koks yra mano potencialas, kokia kryptimi turi judėti savo gyvenime, tai yra tas toks didesnis, ar ne, mūsų pasirinkimas, mūsų apsisprendimas, mūsų pasirinkimas, tai jau norint suvokti tam tikrus savo gyvenimo etapus ir kryptis, reikalingas sąmonėjimas, reikalingas save suvokti vis aukštesniam sąmonės dažnį. Jos turi ir savo pavadinimus, kas padeda mums labiau suvokti. Kai kurie, žinoma, nėra linkę įvardinti, ar ne, kuriam čia aš dažnį veikiu ir taip toliau, bet visa tai vyksta, nepaisant to, kad tu neįvardini, tik tai tiek, kad žmogus tai jaučia. Aha, čia man išsiskleidė idėja
ar ne, čia neišsiskleidi. O kodėl, ar ne? Ir būtent tai yra tos dvi kryptis, kurios mano manimu žmoguje apsipina, ar ne? Aš kaip žmogus esu sąmoningas, taip ir valdau sąmonėjimą, taip leidžiu vis aukštesniai sąmoniai skleistis per mane, nes vis aukštesnė sąmonė ji reikalauja kitokių mano mąstymo modelių, elgsenos modelių, pajautos, ar ne? Ir sąmoningumas tuom yra kaip įrankis, padedantis suprasti ir suvokti. Tai ko iš manęs reikalauja mano aukštesnysis aš. Mhm. Tai Lolita, aš teisingai suprantu, kad vis tiek tuos savo sąmonėjimo, pavadinkim, lygmenis, taip, tas savo Taip. aukštesnės sąmonės žmogus turi pažinti. Jis Taip, jis. turi jas išskleisti ir tai yra tam tikras procesas, kur arba tu gali pats tą daryti, ar vis tiek yra geriau, kai yra kas veda, kaip aš sakau, tas, kas jau per tai perėjo ir kam yra pažįstama. Mhm. Taip, iš tikrųjų yra daug paprasčiau ir lengviau, nes mūsų protui vis dėlto reikia, mūsų sąmoningumui aukti, reikia žodžių, reikia supratimo, reikia susivokimo, ar ne, kas įvyksta. Mes natūraliai, būtų labai gerai, kad mes natūraliai tai pereitume, mums būtų lengva, paprasta, bet iš principo labai užtruktumėm ilgą laiką. Ir žmogus per visą savo gyvenimą galbūt gali patirti tik vieno aukštesnio dažnio laiptelį, ne, nes tiesiog jisai per savo patirtį, per savo paties pokytį, na, jam tiesiog prireikia daugiau laiko, kol jis išsiaiškina, kad iš tikrųjų jo tas vedimas yra teisingas, kad jo pasirinkimas pakeisti savo gyvenimo kryptį yra svarbus jam pačiam, nes mums ir kyla įvairiausių priešpriešų, ar ne, kaip aš čia atrodysiu prieš aplinką, prieš šeimą, kodėl aš čia dabar keičiu tą darbą, mes turim be galo daug atsakomybių. O kada žmogus žino, kad čia tas keistas balselis kalbantis jo viduje yra niekas kita, ne blogis, ne kažkas, kuris ten kažkaip nori pagazdinti, o tai yra tiesiog aukštesnė tavo dalis, negu tu šiandien esi, jam pasidaro ramu. O, man aišku, čia galbūt yra apie tai. Ir tada jau aišku, protas atsipalaiduoja, tada jau bunda mumise vėl esantis sąmoningumas ir jis jau tada daro sprendimą, ar aš noriu į tai eiti, tarkim, ar ne, ir pasikliauti tuo balsu ir pasižiūrėti, į ką jisai mane veda, ar vis dėlto aš lieku prie tos versijos, bet tai vėlgi yra sąmoningas pasirinkimas, kuriame aš dabar esu. Ir abu variantai yra teisingi. Tai dalyvaujant mokymuose yra gerai tuom, kad tu turi bendraminčių. Tu turi tų keistų draugų, kurie girdi tuos keistus balsus savo viduje. Ne galvoje, bet savo viduje, ar Taip. ne? Tu kartu matai tuos pokyčius ir kadangi mokymuose mes dažnai tampam ir tam tikra bendruomenė, ir tam tikra laiko atkarpė, yra begalės daug niuansų, apie kuriuos greičiausiai mes ir toliau kalbėsim, tai vis tiek apjungia į tam tikrą bendrystę, bendrumą. Ir norime ar to nenorime, mes išgyvenam panašius įvykius, panašias situacijas, pasiekmes, apie kurias kada pasakai ir būna, kad po pamokos žmogus rašo, kaip gerai, kad tu pasakei, o aš jau čia pergyvenau, kad man jau su manim kažkas yra negerai. Tai vat tuom yra geras šis įrankis, ši kūrybinė išraiška, kaip mokymai, vien tam, kad ir greitesnis virsmas pas žmogų vyksta, ir žinai, kas vyksta, nes tu gali pasitarti, ir žinoma, turi ir palaikymo, ir kada yra sunku, yra gera turėti su kuo pasikalbėti. Nes kai visas gyvenimas kinta, tu gali neberasti bendraminčių savo aplinkoje. Ir tai yra normalu. Tikrai taip, tikrai Lolita patvirtinsiu ir tikrai palaikysiu tą mintį, kad labai svarbu šiame kelyje yra ir bendraminčiai. Ir būtent tas palaikymas, ir kaip tu minėjai, tikrai pati ne kartą susidūriau su tuo faktu, kad kaip gerai, kad tu pasidalinai, nes iš tiesų kyla viduje įvairių ir jausmų, ir klausimų. Tai tikrai patvirtinu tavo žodžius. Bet Lolita, dar man klausimas, o kaip su visu tuo susijęs subtilus pasaulis? Ir kas jis tau yra, kaip tu jį apibūdintum, ypač tiem, kurie galbūt, na, magiškai skamba tas žodis, galbūt kažkokią turi savo mintį, bet vat, kaip tau jisai, ir labai žinai, kas įdomu, kaip tavo kasdienybėje pasireiškia ir sąmoningumas, ir tas subtilus pasaulio vedimas. Taip, iš tikrųjų visada sakydavau iš du gyvenimai citatą, ar ne, kad
Nėra jokios mistikos, yra žinios. Ir subtilus pasaulis yra susijęs su žiniom. Nors labai dažnai ir mano pirmoji mintis buvo apie tai, kad viskas yra apie jausmingumą, apie jausmą, ką aš jaučiu ir taip toliau. Tai jausmas ir mintis yra neatsietinas, bet link kur aš vedu. Viskas egzistuoja vienu metu. Mes negalime daryti ir negalime būti savęs laikyti tokiais ypatingais ir manyti, kad mes egzistuojam tik kaip aš, kaip žmogus, ar ne? Ir daugiau pasaulyje jau nieko nėra ir daugiau visatoje nieko nėra. Tai iš tikrųjų būtų gal šiek tiek pervertintos mūsų, mūsų galimybės ir mūsų ypatingumas šitoje erdvėje. Tad aišku, natūraliai kyla išvada, o kas yra dar, ar ne, ko mes nematom, ko mes nejaučiam. Ir man labai patinka tas pavyzdys apie tai, kad mes nematom minčių, mes nematom jausmų, bet faktas, kad jos egzistuoja. Mes, kai sapnuojam, mes prabundam, mes esam aiškiai žinantis, ką mes sapnavom, nepaisant to, kad to nevyko. Mes visą tai patiriam, išgyvenam, mums tą akimirką be galo yra tikra. Galų gale jau ir mūsų pačių tos mintis, apie kurias šiek tiek užsiminiau, ar ne, kur mes kažką galvojam, bet mūsų jau kūnas visas vibruoja, ar ne, veiksme, įtampoje, o gal džiaugsme, ar ne, nesvarbu kuom, bet jis vibruoja. Ir to mes nematom, kas vėlgi leidžia daryti išvadą, kad kažkas egzistuoja to, ko aš nematau. Nes aš tai paprasčiausiai jaučiu ir aš negaliu to paneigti, kad tai egzistuoja. Ir tada jau atsiveria galimybė pažinti subtilų pasaulį. O tai kas kuria tas mintis? O tai iš kur ateina tie jausmai, ar ne? Kas paduoda impulsą tau tą aha momentą, kada tu gauni kažkokią naują idėją. Arba tu pamatai žmogų ir tau staiga kyla kažkokios asociacijos, jausmai, pojūčiai. Tu net gal kažką prisimeni apie tą žmogų, nepaisant to, kad tu to žmogaus nepažįsti. Ir čia vat yra subtilus pasaulis. Čia jau įveda į tai, kad egzistuoja sąmoninga būtybė, ar ne, kas kuria visą tą jausmą. Iš kur ateina, kur glūdi šita patirtis. Kažkur ji glūdi. Ir aš vadinu informacija. Tai yra informacija, kurioje glūdi visa ta užkoduota ir pojūčiai, ir emocija, ir simboliai įvairūs, kaip sapnuose ypač mes susiduriam, ar ne. Ir ten glūdi va ta informacija. Ir kaip aš, kaip sąmoningas žmogus, priemu sprendimus remdamasi savo alkiu, tai ko aš noriu, ko aš norėčiau valgyti, ar ne, remiuosi savo sąmonę, ar ne, tai ką aš noriu nuspręsti daryti savo gyvenime čia ir dabar akimirkoj. Taip lygiai taip pat kažkas sprendžia, kas tenai turi vykti, ar ne, kas vyksta tame plane, kurio aš nematau, kokią aš mintį turiu gauti, kada aš ją turiu gauti, kokį žmogų turiu sutikti netrukus, ar ne, ką aš veiksiu rytoj, ką mes su Lina dabar kalbėsim už poros minučių. Kažkas yra tai jau apgalvojęs, ar ne? Ir va būtent va, tada ir prasideda tas pažinimas, o tai kas galvoja manyje ten aukščiau. Ten tarsi giliau iki tol, kol aš gaunu tą mintį, iki tol, kol mano gyvenime tai virsta realybė, materija. Ir ten subtiliam pasauliui glūdi ir mokytojai, ir vedliai, angelai, ir archangelai. Yra be galo daug įvairiausių hierarchijų, pozicijų. Taip kaip mes, kaip žmonės, nesam visi vienodi ir nesam visi pardavėjai, vadinkim, ar ne. Mes esame skirtingas pozicijas užimantis ir visos tos skirtingos pozicijos yra reikalingos mūsų gyvenime, nes vieni vieną daro, kiti kitą daro ir tai papildo visumą. Tokia pati asociacija gimsta ir subtiliajame pasaulyje. Kad vieni mokytojai labiau veikia viename dažnyje, kiti kitame. Vieni atsakingi už vienus procesus, kiti atsakingi už kitus procesus. Todėl tas pažinimas, jisai atveria pasaulį platesnė perspektyva. Kada tu supranti, kad, aha, vienas aš esu žmogus, kitas aš gyvenu tame subtiliajame pasaulyje. Ir vienos idėjos, ir siekiant realizuoti save gilesnėme pojūtyje, gilesnėme suvokime, aš vis tiek turiu paimti, vadinasi, tą mintį, kuri dar nėra, kaip ir mano galvoj, kurios aš ne pats sugalvoju iš praeities, ar ne, tarkim, iš praeities patirčių ir panašiai. Vadinasi, aš save turiu suvokti tame gilesnėme aukštesnėme diapazone, vibracijoje, energijoje, kaip sąmonėje mes galime be galo daug skirtingų sąvokų vartoti, bet iš tikrųjų tai yra apie tą gilesnį savęs pažinimą. Ir taip žmogus atvėręs save subtiliam pasauliui, suvokęs, kad, kažkas man padeda šitam pasauliui. Ir ne tik padeda, bet ir veda, moko,
ugdo, lavina, veda į pokytį, kad tu keistumės, kad tu pereitum savo tam tikrus kompleksus, baimės, ar ne? Ir patirtum daug naujumo, kas yra be galo svarbu. Em, tada prasideda ta bendrystė, Ir tada tu gauni minčių, tu gauni keistų užduočių, tokių tarsi kažkas kažką pasiūlo, tokių netikėtų sutapimų. Čia aš kalbu apie tos kasdienius dalykus, kurie matosi gyvenime, ar ne? Kada mes netikėtai kažką sutinkam, pasiūlo darbą, pasiūlo gerą poziciją, aš seniai svajojau apie tai, arba sapnavau ir sutikau tą žmogų, ar ne? Ir va taip ta bendrystė mumise ir prasideda. Lygiai taip pačiai ta bendrystė su subtiliuoju pasauliu irgi prasidėjo per tuos paprastus kasdienius buitinius žingsniukus ir mano pačios gyvenime. Šiandieną taip pat viskas kinta, nes kaip ir pradžioje kalbėjau, kad viskas yra informacija. Kuo daugiau žmogus žino, kuo daugiau patirties savęs sukaupia bendrystė su subtiliuoju pasauliu, natūraliai jame auga ir jo vidinė branda, pasitikėjimas, kas vyksta, priėmimas. Ir žinoma, tai suteikia sąlygas ateiti ir naujoms žinioms, naujiems patyrimams, naujiems mokytojams, naujoms įžvalgoms. Ir kas tai yra nuostabu tame, kad tame nėra pabaigos. Kad jeigu tu šiandieną vienokį gyvenimo modelį sukūrė, tai nereiškia, kad jis egzistuos visada. Po kelių mėnesių tu gauni mintį, kad keičiam, reikia kažką perkurti ir taip toliau. Todėl ir mokymai yra kuriami tam tikrais etapais. Nes ne faktas, kad po metų bus taip pat. Ne faktas. Mūsų darbas yra suprasti, kas yra reikalinga dabar. Kokie pokyčiai, procesai arba mano apsisprendimai gyvenime yra reikalingi dabar, link kur aš turiu judėti. Ir taip keičiant nuo pat pagrindų, nuo gyvenimo rutinos, kartais net pasikeičia ir pati mityba, skonis, aprangos stilius, įvaizdis, net kokios gėlės tau patinka gali pasikeisti. Viskas gali pasikeisti, nes vis dėlto mus kuria mūsų sąmonė. Ir jeigu ji pakito ir tu. Tik tai kiek mes leisim savo lengvai prie to prisiderinti ir nesilaikysim, kad prie to ankstesnio standarto, kad ne, aš visą gyvenimą nesportavau, dabar manęs neišvarysit į sporto salę. O sąmonė duoda impulsus, kad ruošk kūną, ateina didesni srautai, tu turi būti stipresnis, tu turi būti pralaidesnis, nes artėja tavo pokytis. O mes galvojam, kad kas čia vasarą gali eiti sportuoti. Ką man dabar čia reikia ruoštis? Tarsi mes kaip žmogiškai galim nesuprasti. Bet mūsų sąmonė, kaip ir minėjau, jie modeliuoja mus į ateitį. Į tai, kas mūsų laukia. Nors šiandieną manęs gal neina jokios įkrovos, galbūt aš šiandien turiu atostogos ir kuriu savo tik laisvalaikį, ar ne, net nepradėjau nieko darbų ar ten dar kažko ieškotis, ar kurti kažkokių pozicijų, bet jau sąmonė sako, kad tu ruoškis, nes tai tavęs laukia. Ir kas būna, kai mes nepasiruošiam? Mes būnam nepasiruošę. Tada mums būna sunkiau, sudėtingiau ir priimti tą pokytį yra sudėtingiau. Todėl bendrystė su subtiliuoju pasauliu visų pirma man reiškia nuolatinį augimą ir pokytį. Aš esu rami, kad aš augu. Jeigu aš esu bendrystė, aš esu rami, kad aš augu. Ir man pačiai nereikia forsuoti, strateguoti, ką čia naujo nešti, kaip aš čia dar turiu pastimuliuoti savo gyvenimą, nes įvairių intrigų mes galim prisigalvoti. Bet mokytojai niekada nekurs intrigų, niekada nekurs neigiamų tokių sudėtingų patirčių, nes jie turi tiesiog platesnį matymą. Mes galim manyti, kad šitas projektas man būtų gerai, pradedi daryti ir tu ten jautiesi blogai, jautiesi užspaustas, tai nėra tavo tiesa, kažkas labai yra sudėtingo, ar ne? Tai dėl to, kad tu pats sugalvojai, o tu sugalvojai iš savo jau turimų žinių. Iš to, kad tu jau turi, kažką patyrei, arba nusižiūrėjai nuo kito, kad kitam tai puikiai pavyko ir jisai čia sėkmingas. Ir man taip turi gautis ir kažkodėl nesigauna. O nesigauna, nes tai nėra tavo. O subtiliai mokytojai ves tave tavo kryptim. Tavo unikalia kryptimi. Galbūt iš lėto, galbūt savaip vadinkim, ar ne? Mes keliausim ir mes keliaujam kiekvienas skirtingai. Bet ką aš aiškiai žinau, kad visada mokytojai veda tikslingai, kryptingai ten, kur aš turiu būti, nepaisant to, kaip man patiks ir nepatiks tą akimirką,
Bet tas vat atsiranda toks tvirtumas gyvenime, kad nešvaistau savo gyvenimo veltui, o gyvenu kokybiškai. Lavita, aš klausau ir man tai, žinai, toks, aš aišku tą irgi patyriau, bet kartu vat, iš tavo žodžių jaučiu, kad taip, tai yra augimas, tai yra vedimas, bet man tai toks, žinai, atrodo nuolatinis palaikymas. Kad Taip. tu nesijauti viena, net jeigu ir esi Visi. fiziškai viena ar vienas ir būtum, bet visada žinai, kad yra šalia palaikymas, kur tu bet kada gali kreiptis ir išgirsti tą vedimą, tą informaciją, ką tau galbūt daryti, kaip tau elgtis, kur tau aukti. Tai iš tiesų tas pojūtis yra labai toks man dar vis naujas ir tikrai labai įdomus ir geras, iš tiesų labai geras. Ir man tada dažnai natūraliai kilo tokia mintis, tai ar aš teisingai suprantu, kad tavo mokymai, taip, sąmoningo virsmo, jie irgi gimė iš tam tikro vedimo.